Labas visoms! Šiandien bus toks ganėtinai netradiciškas video, man atrodo netgi tokio dar nesu dariusi, tik rašęs ne vieną straipsnį. Kaip jūs žinot, aš jau beveik atsidariau savo grožio kambarėlį, kas yra beveik, tai yra tiesiog sudėti daiktus į vietas ir laukti žmonių. Tad šis video kaip ir suksis viskas apie tą temą, bet be abejo, kad aš dar turiu ir apart to, ką papasakot, nes gyvenimas vis tiek bėga ir visko įvyksta. Šiandieninio video metu aš nekantrauju su jumis pasidalinti savo pirkiniais, kurie būtent skirti tam grožio kambarėliui arba mano kasdienybėje papildyti. Ir galvoju visgi, pradėkime mes nuo to, kas yra didžiausia ir svarbiausia. Įsigijau kosmetologinę kėdę. Žinau, jog keletas iš jūsų tikrai domisi visa ta veikla, kaip ir visų procesu, kaip pasidaryti tą grožio kambarėlį, tai galiu pasakyti tik tais vieną svarbiausių aspektų, ypatingai tom, kurios nori staupyti, tai pasistengkite, jeigu pirksite kažkokią įrangą, žiūrėti per skelbimus, arba dar geriau yra Facebook'e keletas grupių, kur tikrai galite įrangą rasti kur kas pigiau, nes pavyzdžiui, aš buvau sužiūrėjusi kėdę už 250 eurų, bet mano geriausia draugė patiria, kad Patricija, pasižiūrėk, sako Facebook'o grupiai ir man labai pasisekė ir kėdę aš radau už 120 eurų. Tai tikrai man buvo vienas didesnių laimėjimų. Dar jos pati neišbandžiau, galvoju, vakare jau pasistatysiu į vietą ir bent jau vyrui liepsiu atsigult pasižiūrėti, ar patogu, ar viskas gerai. Be abejo, dar nusipirkau lempą, bet jos šio video metu nerodysiu, rodžiau savo Weekly Patricija straipsnėse ir galiu pasakyti, kad man taipogi su jo pasisekė, radau už 45 eurus, tai labai džiaugiuosi. Kosmetologiniam mano kambarėliui, dėl ko aš jį taip vadinu? Dėl to, kad kambarėlis yra, kaip matot, šiaip tais mano bute. Ir vakar, kai aš rašiau keletą skelbimų ir bent jau Facebook'o profilyje dalinausi savo naujienomis, tai minėjau tai, jog aš labai norėjau, kad šis kambarėlis būtų toksai jaukus, būtų išvengta pašalinių žmonių ir viskas būtų paprasta, nuoširdu, draugiška. Jūs žinot, iš tiesų mane kokia aš esu, tai dėl to viskas vyksta namuose, bet vis tiek kai kurie dalykai yra tikrai labai svarbus juos turėti. Manau, vienas tokių kaip ir neįtin svarbių dalykų, bet vis tiek jis yra reikalingas, tai yra spintelė. Spintelės aš labai ilgai ieškojau ir kad būtų patogi ir graži, tai geriausią variantą, žinoma, radau aš Ikėjoje. Man atrodo, mano pusė namų yra iš Ikėjos. Tai tokia labai graži metalinė, turi keletą metalinių tokių kaip lentynėlių ir viena viršutinė yra stiklinė, tai atrodo ir saldžiai, ir gražiai. Ir galvoju, kai ateis svečių, vis tiek aš tą kėdę pernešiu iš šito kampo į kitą kambarį, kad tiesiog nesimaišytų. Tai ir šitas mano lentynėlę persineš galbūt net į vonią, nes tikrai atrodys ir gražiai, ir patogiai. Sekantis mano pirkinys, kuris nelabai susijęs, tiesiog aš noriu šiandien taip paprastai kalbėtis, jog truputėlį šokinėtume nuo temos iki temos, bet vėlgi mes šnekame apie tai, ką aš pirkau namams ir asmeniškai savo. Tai, žinot, kai ateini į parduotuvę ir pamatai daiktą ir supranti, kad tu jo labai nori, tai buvo toksai stiklinis buteliukas vėlgi iš Ikėjos. Aš jį radau antrame aukšte ir vaikščiau, galvoju, man reikia, nereikia, nuėjau pirmą aukštą ir galvoju, velniop. Aš sumokėjau, neatsimenu kiek berods, iki 3 eurų, aš aišku visas kainas kaip visuomet pasistengsiu palikti kur nors iš šono, kad jeigu ką nors domintų. Ir galiu pasakyti, jog aš labai juo džiaugiuosi, nes vakar aš pasidėjau jį ant stalo, prisipyliau vandens su citrina ir žinot, kaip būna, kad reikia vandens išgerti 2 litrus ir mes kasdieną save verčiam ir stengiamės juos išgerti, bet dažniausiai pamirštame. Svarbiausia yra turėti gerą buteliuką, kuris jūs tiesiog skatintų gerti, tai būtent man šis toksai stiklinis, vėlgi buteliukas, dėja, kiek aš ištariau šį kartą šį žodį, man pasiteisino būtent tam savo, nežinau, sveikatos priežiūrai. Aš galvoju, jūs tikrai girdit, kaip aš esu užkimus ir visą peršalus, bet tiek to. Viskas gerai, nes jūs žinot, kad aš mėgstu dirbti ir visada ir nesvarbu, sergu ar ne, tai jeigu kas ten išgirdot, kad sergu, tai pagailėkit manęs. Taigi, keliaukime toliau. Ką dar norėjau paminėti, dėl ko aš taip ir noriai pasakoju apie tą grožio kambarėlį, tai visgi akcentuoju net ir tom galbūt, kurios šiuo metu įsirenginėja ir ieško kažkokių tais idėjų, arba šiaip savo namams kažką tais nori pasižiūrėti.
Tai aš nusipirkau tiesą padėkliuką. Pradėkime nuo padėkliuko, nes tada keliausim prie sekančių detalių. Tai padėkliuko aš irgi ieškojau ilgai, Ikėjai buvo keletas, bet jie visiškai buvo ne mano skonio. Ir galų gale aš užėjau į tą pačią Maksimą ir nepatikėsit, radau gal už €2 gražų metalinį padėkliuką, ant kurio kuo puikiausiai puikuojasi tiek vanduo su citrina, tiek mano vyro senelio mums padovanotas servizas, bent jau puodelis ir cukrinė. Tai žiauriai fain. Ir aš įsivaizduoju, kai pas mane ateis klientės, aš tikrai pavaišinsiu būtent iš tų puodelių, nes jie asmeniškai mums daug reiškia. Įpilsiu kavos, arbatos ar ko norėsim ir šalia yra tokia balta lėkštutė. Ten kaip ir desertą midėti man draugė padovanojo, tai galvoju, kaip fainai žiūrėsis, kokie vasarą, pavyzdžiui, švieži vaisiai, arba koks pyragaitis, ar galų gale paprasčiausi sausainukai, kurie visada dera prie arbatos, tai galvoju, jog be padėklo šį kartą būčiau tiesiog neišsivertusi. Metus, jeigu nedaugiau, aš labai norėjau vieno dalyko ir šią dieną nusižiūrėjau Pintereste. Tai yra tokia didelė lenta, ant kurios kreida galima rašyti, ką mums reikia padaryti ar ko mums reikėtų nepamiršti padaryti. Ir aš buvau net susipirkusi lapelių berods iš Tiger parduotuvės, bet pamačiusi lentą gražią išbaigtą Ikėjai, vyrai sakau, imam, aš tiek to nupirksiu, viskas, nes tikrai labai norėjau ir jau tą sienos vietą laikiau kaip tik įmanoma, kad tik ant jos neužklijuoti, nieko neuždėti. Dėja, kaip ir aš, taip ir vyras susirgo, dėl to mes dabar taip darbai truputėlį stoja. Tai liko viena siena išgręžta skylė, dar antrą reikia įgręžti ir tada pasikabinsim, bet lenta kaip atrodo, galite pasižiūrėti irgi dėsiu nuotraukytę iš būtent oficialaus Ikėjos puslapio. Tai galvoju, jog svarbiausia, ką aš ant jos užrašysiu, tai yra Patricija, nepamiršk palaistyti gėlių. Jūs neįsivaizduojat, kiek aš gėlių nužudžiau per šios 1,5 metų. Tai tikrai pažymėsiu kokiam gėlytėm, kad tą dieną reikia laistyti. Ikėja, aš tikrai, mes toj baigsim apie Ikėją šnekėti, nors ne, nes aš pasižiūrėjau, dar yra keletas daiktų, kuriuos noriu paminėti, bet kodėl man labiausiai patinka Ikėja? Dėl to, kad aš ten randu tiek gražių vazonėlių. Aš kiekvieną kartą kažką nusipirku. Tai metalinius, tai baltus, kurie tikrai yra, man atrodo, patys populiariausi. Dabar radau tokios mėtinės spalvos ir supratau, kad viskas, kaip aš jų noriu. Svarbiausia, aš labai, kadangi mėgstu pasakoti istorijas, tai yra, žinot, kaip aš radau tos metalinius vazonėlius. Tuo metu aš norėjau žvakių nusipirkti, bet pamačiau savo buvusi direktorių ir galvoju, nenoriu šiandien bendrauti ir aš taip kvadratais pradėjau sukinėti ir vyrai vis klaustų, ar nuėjo, sako, dar ne. Ir aš vaikštau ten, tam pačiam plote ir galvoju, Dievo, greičiausiai nueiti ir taip. Mačiau tos vazonėlius, taip produktyviai praleidus tą laiką, ne tik vazonėlius pasiėmiau, bet ir grįžau prie žvakių. Žvakės buvo tokia, žinot, kaip arbatinės, realiai tik aš vis tiek video parodysiu. Tai Maksimai, aš kiek žinau, tokios kainuoja apie 4 eurus be akcijos, o ten viso kainavo po 2 eurus, tai labai gerai praverčia, nes aš mėgstu tai tualete deginti, tai miegamajam, tai šiame kambaryje žvakės, dėl to, kad jos tikrai suteikia skanų kvapą. Ir kas be ko pasiėmiau vieną žvakutę oranžinę, kuri labai gaiviai kvepia ir aš galvoju, kodėl aš jų daugiau nepasiėmiau. Dar vienas dalykas, be kurio aš niekada neišvažiuoju iš Ikėjos, tai yra man mylimiausi ir patys patogiausi šiaudeliai, tie tokie dideli. Ir kiekvienais metais Ikėja mus nustebina vis kitomis spalvomis. Ir manau, jog šie metai buvo patys gražiausi, nes tokios vasariškos spalvos, gaivios, rožinė, žalia, man atrodo, žydra, žodžiu, labai gražios. Ir svarbiausia, jo kaina. Kaina yra visiškai priimtina ir vien dėl to aš sakau, būtent ten ir perku šiaudelius. Tai pasiėmu vis daugiau, tai šį kartą paėmiau 2 pakotes ir kainavo, man atrodo, apie eurą, jeigu nesumeluosiu. Tada dar keletas faktorių, dėl ko aš Ikėją šiandien išreklamuosiu iki negalėjimo, bet dėl ko aš vykau būtent tenais. Kadangi aš, kaip ir jau 100 kartų pasakojau apie savo grožio kambarėlį, tai aš norėjau įsirengti jį tiek mielai ir jaukiai, bet tuo pačiu ir profesionaliai, dėl to aš labai intensyviai ieškojau paklodžių.
Kadangi euras yra dabar lygus litui, tai kainos yra beprotiškos ir būtent toj IKEA aš radau paklodės už prieinamą kainą. Ir pavyzdžiui, 1,50 m ant 2,50 m paklodė kainavo tik 3 eurus. Tai aš įsivaizduoju, jog žmogus pas mane ateis, atsiguls ant tos kėdės, tada žieplos paklode ir uždės kokį nors šiltą pleduką, jog nebūtų šalta. Svarbiausia, jog tų paklodžių, man atrodo, paėmiau 4, jog kiekvienam žmogui būtų atskirai ir galėčiau per naktį išsiskalbti, išsilyginti ir susitvarkyti. Ir manau, jog tai buvo vienas geriausių pirkinių, kokio aš tik galėjau rasti. Prie higieninių dalykų dar kalbant, tai nusipirkau keletą rankšluosčių, kad žmogų uždengti ir jo plaukus apsaugoti, bei visus drabužius, darant procedūras. Ir taipogi, kad vonioje būtų į ką rankas nusišluostyti, ar šiaip galų gale namų naudojimui, tai pasiėmiau pamačius labai pigiai kainuojančius rankšluostelius, štai tokio dydžio, tokius realiai tai visiškai rankom, ir čia yra 30 ant 50, jeigu nesumeluos, tai kainavo iki 50 centų. Paskutinis daiktas iš IKEA'os, man atrodo, tai yra net neišpakuota kabykla tokia, kurią mes su vyru ketiname vėlgi pasveikę įgręžti į vonioje esančią sieną ir galų gale rasti, kur sukabinti visus rankšluosčius. Grįžkime dar prie mano kosmetologinio kabinetėlio. Aš labai džiaugiuosi, jog penktadienį nuvykau į Vilnių, į vieną geriausių Lietuvoje salonų Eslauda. Ir ten paprašiau, kad jie bendradarbiautų su manimi, ta prasme tiesiog man tiektų produkciją, nes vėlgi aš akcentuoju tai, kad mano nors ir namuose esantis salonas, sakau, bus jaukus, mielas ir paprastas, bet tai nereiškia, kad aš dirbsiu ten su kokiamis iš Maximos randamomis priemonėmis. Aš pasirinkau geriausias Lietuvoje ir galvoju, kad tai irgi buvo vienas geresnių sprendimų, nes dabar pati pradėjau naudoti savo, žiūriu, testuoju, ar patiks ir mano būsimoms klientams ir galiu pasakyti, jog padariau labai gerą sprendimą. Žinoma, šis sprendimas man kainavo labai nemažai, bet aš noriu, kad ne tik aš būčiau laiminga turėdama klientų, bet ir žmonės būtų išeidami iš mano namų taipogi laimingi ir labai gražus. Keletas drabužių, kuriuos leidau savo įsigyti, tai buvo labai paprasti pasirinkimai. Nuėjau į Gausą. Gausa yra pas mus Kaune kaip Humana, man atrodo ir Vilniuje yra Gausa, aš tikrai man atrodo kažkur mačiau. Tai va, aš ten visuomet ateinu pasiknisu ir tarp mūsų šnekant, tai man Gausa labiau patinka nei Humana, nes Humanai kainos yra visiškai beprotiškos, tai aš jau ten net nebeužsuku, nes paskutinį kartą buvo po 1,5 euro visiškai pilna drabužių, didžiausia salė, bet nei vieno neradau dėmesio verto, o štai Gausa, kai užeinu, tai aš visada išsinešu kažką, ar marškinius, ar suknelę, ar nežinau, bet ką, ar paltą uždaurus galų gale, čia yra, sakau, ypatinga. Tai aš prieš save pasidėjau 2 daikčiukus ir vieną iš jų jau matėte mano praeitame video, tai yra tokia suknelė. Aš labai gaila, bet čia nepasirodys, kaip jis atrodo, nes pirmą reikia numesti kokius 3 kg nuo pilvo, o antrą nenoriu persirinkinėti, noriu tiesiog susisukti ir šiltai pabūti su arbatos padiliu rankų. Tai va, tai tokia suknelė man atrodo labai smagi, ypatingai šiltėjančioms dienoms ir galų gale netgi kai vėlgi atvės arba netgi šiuo metu, jeigu be 3 kg, tai tiktų net ir prie kokių juodų linukų ir kokios mano rudos liemenės, tai labai fain turėtų žiūrėtis. Tai kiek aš už ją sumokėjau, tai buvo gal 5 eurai, nu žodžiu, o kompanija čia, Vero Moda. Taip, ir tada antras toksai dalykiukas, aš jums sakiau vakar savo straipsnėje, kad parodysiu, tai, o dieve, aš jas aptaškiau kažkur, nu žodžiu, aš tą dėmę pridengsiu, gerai, yra dėmė, aš išsiskalbsiu šiandien, nes man atrodo, aš kavą gėriau šiandien, jo. Tai čia yra realiai tokie, žinot, kaip tie būna suknelės šortai, kaip aš vadinu, tai aš tikiu, kad yra žmonių, kurie tikrai užsidėtų drąsiai ir eitų į miestą, bet aš pagalvojau, kodėl nepaėmus jų kaip naktinių, nes aš taip renkuosi tos naktinius tokios lengvos medžiagos, nes perkat vien naktinius, tai kainuoja ten tikrai 20 eurų kaip minimum. Tai tokie labai faini laisvi, pasiėmiau dydį netgi didesnį, o galėčiau naktį muistytis ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, reguliuosi petnešėlės, dėl to galiu net iki kelių datempti, kai būna visokiausių, žinot, dienų. Tai va,
Ir galvoju, dar dairaus, ką aš norėjau papasakoti. Tai, yra knygos. Aš vakar minėjau savo Weekly Patricija straipsnį, jog nusipirkau 2 knygas, plus dar 5 tas spalvinimo knygutes po centą, nes kaip jį nepirkai, taip viską atpigiai. Tai va, tai nusipirkau 2 knygas ir galiu pasakyti, aš prieš save turiu jos pasidėjus, tai kompiuterį pasitrauksiu. Tai pavyzdžiui, Protingas grožis Indrės Urbanavičienės knyga man labai patiko ir ypatingai rekomenduočiau toms, visoms realiai, tos, kurios tik pradeda domėtis kosmetika, tos, kurios pasimeti ir nežino, ką daryti, tos, kurios labai domisi ingredientais ir taip toliau, tai manau tikrai vienas geresnių pasirinkimų ir kas man labiausiai patinka, kad mano ir šios autorės nuomonė visais aspektais sutampa, tai dėl to net malonu skaityti ir faktas, kad net ir aš nesigiu, bet aš tikrai nemažai išmanau apie odą, jo sandarą ir priežiūrą ir taip toliau. Tai buvo dalykų netgi, kur aš sužinau ir tikrai ateityje būtinai naudosiu. Ir galų gale pabaigoje yra 500 ingredientų paaiškinimas, bent jau šalutiniai poveikiai, įrodyti poveikiai ir taip toliau. Viskas yra skirta visiems odos tipams, tikrai rasite visus reikalingus atsakymus ir taip toliau. Antroji knyga, tai yra Gretos Girdžiūtės Makiažo galia. Aš jos dar nespėjau, tiesą pasakius, apžiūrėti. Tiksliau, apžiūrėti spėjau, bet paskaityti ir įsigilinti ne, bet labai nekantrauju pasižiūrėti. Ir šiaip man ji bent jau pravertus ir, aš sakau, šiek tiek paskaičiau, niekas tegul manęs nesupyksta, bet man ji labiau patiko nei Olesos Žurabliovos. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad ji yra mano bendramžė ir viską patikė taip, kaip man patogu. Nežinau, tiesiog man patiko labiau. Tai va, man atrodo, aš jau užsirašiau sąrašą, gal aš nepamiršiu jums ką pasakyti ir parodyti ir man atrodo, žinokit, viską aš ir parodžiau. Tai tiek, šiam kartui aš labai viliuosi, jog ateityje aš uždirbsiu tiek pinigų, kad galėsiu dar prispirti, aš žiauriai mėgstu namus ir viską, kas yra jiems skirta, ypatingai pirkti visokiausius ten paveikslėlius, ten vazonus, taip toliau. Man labai patinka įsirenginėti, visi dizainai, tai tikiuosi, jog ateityje, sakau, uždirbsiu nemažai ir galėsiu viską dar labiau šituose namuose patobulinti. O šiandien ką? Dėkoju visoms jums uždėmesį ir kas be ko, kaunietės, mano mielos, tikrai kviečiu visas registruotis pas mane į procedūras. Apie jas šiek tiek plačiau papasakau savo Facebook paskyroje, tai tikrai būtinai pasižiūrėkit. Arba tiesiog parašykite asmeninę žinutę per Oinor dar paskyrą ir aš jums mielu noru atsakysiu, ką mes veiksime, ką mes darysime ir galų gale kam visa ta procedūra skirta. Ateityje tikrai ketinu plėstis viską, bet reikia juk nuo kažko pradėti ir ypatingai nuo malonių dalykų. Tai viskas, sakau ačiū visoms dar kartą ir sakau iki pasimatymo penktadienį. Iki!